Sveiki, mėly žiūrovai! Toliau tęsime pažintį su Kauno miestą supančiomis seniūnijomis, šio krašto žmonių kasdienybė bei išgyvenimais. Per daugelį metų atokiau nuo šurmuliuojančio didmiesčio įsikūrusios gyvenvietės žingsnis po žingsnio atkeliavo iki Kauno. Nenuostabu. Daugėjant gyventojų skaičiui, besiplečiant infrastruktūrai bei žmonių poreikiams, miestas plečiasi taip pat. Labai dažnai net nepastebima plonytė linija tarp miesto ir kaimo. Važiuojant per Garliavą, pravažiuojama ir dalis Garliavos apylinkių seniūnijos. Dešinėje tai dar miestui priklausantis Narsiečiai, o kairėje jau Garliavos apylinkių seniūnijos kaimas Teleičiai. Esam seniūnija, kuri ribojami su Kauno miestu ir turim, tarkim, tokia išvystyta infrastruktūra, kerta keliai ten į Via Baltikos kelias, einantis link Marijampolės, toliau vienas kelias einantis link Alytaus. Todėl čia žmonės visą laiką traukė tą artumą prie Kauno miesto ir galimybė, tarkim, dirbti Kaune, gyventi kaip ir kaime, patogiai, ta prasme gamtos apsuptiems. Garliavos apylinkių seniūnija tai pusiau Kauno mėgamasis rajonas, Šyptelių seniūnas. Na, o gyventojų skaičius po nepriklausomybės atkūrimo nuo 4200 išaugo iki beveik 7000. Tai tas gyventojų skaičius kas metai, ypač paskutiniais metais, tai nežiūrint, kad žmonės ir išvažiuoja kaip ir visur į užsienį, aišku, yra ir miršta, bet gyventojų prieaugis maždaug yra apie 300 su viršum gyventojų per metus padidėja. Tai sąlygoja turbūt, kad labai vyksta intensyvios statybos tuose kaimuose, kurie ribojasi su Kauno miestu. Tai Teleičiai, Karkazai, Seneva, Antri Jonučiai, esantys tarp Kauno ir Garliavos toksai yra trikampis, tai ten labai daugia gyventojų. Gyventojai kėlėsi pas mus į seniūniją, praktiškai jie keliasi ne tik iš Kauno miesto, bet turbūt ir iš visos Lietuvos dabar žmonės padirbę užsienį perkasi tai žemės sklypus, tai šiaip jau pastatytus namus. Be to daug atsikėlė įmonės, tai turbūt pagrindė gal iš Kauno miesto išeina dėl čia patogios esančio susisiekimo, ta prasme gerai vystyti logistiką. Vis labiau pilnėjančiose gyvenvietėse stiprėja ir bendrumo jausmas bei noras gražesnį rytojų kurti drauge. Štai Juragių bendruomenė susibūrė prieš 5 metus. Ilgainiui centro veiklą įsiliejo vis daugiau vietos gyventojų. Narių skaičius išaugo per tą laiką, nuo kokių 12 iki dabar 36 turim. Aišku, ne visi yra tokie aktyvūs, bet kiti tik tiek atsirašuose, bet keli tokie. Taip, tai tikrai žmonės dirba, renkasi ir renginius organizuoja, buvo ir himno giedojimas, ir žolinį šventę šventėm, ir vaikučius mokinom margučius margint. Tiesiog dėka šito pastato, kur tikrai turim būti dėkingi Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui, mes dabar turim kur susibėgti, kur susibūrti, kur organizuoti renginius, tegul nėra labai iš čia didelis masiniam renginiam, bet mūsų poreikiam užtenka. Mūsų pagrindinis siekis suburti kaimo bendruomenę, bendriem tikslam, bendriem, kad kuo daugiau pritraukti žmonių. Jokios veiklos mes gamybinės nevykdom, tiesiog gyvenam iš 2% iš bendruomenės narių įnašų. Tiesiog tokius daugiau kultūrinius talkas, darom talką, organizuojam, ar reikia čia tvarkėm irgi žemės lyginom, susirenkam, ekskursijas organizuojam, tiesiog buvimą, bendravimą tą. Prieš 25 metus Juragiuose gyvenant Elė atvyko į vyro gimtinę. Nuo tada šį kraštą bei žmonės pamilusi laidos pašnekovė stengiasi puoselėti vietą, kurioje gyvena, bei uždegti bendruomeniškumo ugnelę kiekvieno širdyje. Atėjo gana nemažas būrys ir jaunimo dabar turim. Ir per žolinę organizavom kino filmą ant sienos lauke po atviru dangum. Taip, žinokit, susirenka jau jaunimo. Svarbi įtaka Juragių vystymuisi suteikė Juragių radijo ir televizijos retransliacijos stotis, kuri buvo pradėta eksploatuoti 1978 metais.
Jie Juragiuose lėmė 15 naujų gyvenamųjų namų statybas, kelių, telekomunikacijų infrastruktūros vystymąsi bei naujų darbo vietų atsiradimą. O istorinio sausio įvykius mena tikiuosi prasmenusių skulptorių darbai. Ilgakiemio kultūrinis gyvenimas prasidėjęs gana senai. Jau pokaryje turėjo kultūros tokį židinį, kuriame demonstruodavo kino filmus, susiėjęs jaunimas šokdavo vakarais. Aišku, dabar jau senai nebeturim to pastato. Na, o kada susikūrė Pajėsio kolūkis, labai garsus buvęs tarybiniais laikais, atsirado šitas didžiulis pastatas, kuriame tilpo ir kultūros namai, vadinami Pajėsio kultūros namai buvo. Veikia irgi nemažai kolektyvų. Labai garsus buvo estradinis ansamblis, vadovaujamas Adomo. Pavardės, žinokit, nebeprisimenu, tiesiog vadindavomės jį Adomu. Aišku, aš dar tada čia nedirbau. Čia savo kelią pradėjo garsi dainininkė Žiedūnė Meškauskaitė, kartu su Adomo vadovavimu ansamblio estradiniu. Na, vėliau susibūrė šokių kolektyvas, folkloro ansamblis, vaikų dramos būrelis. Šiuo metu Ilgakiemio laisvalaikio salėje karaliauja moterų folkloro ansamblis Sedula, tautinių šokių kolektyvas Mintinis, moterų vokalinis ansamblis Jiesi bei vaikų popgrupė Pabiručiai. Moterų folkloro festivalis, jos dainuoja ne tik tai. Mes stengiamės šio krašto tradicijas, suvalkiečių dainas senasias, bet ir romansus dainuoja. Žydi bernelis mano širdelė, kaip darže bijūnė. Nuo 1984 metų šiame pastate dirbanti Nijolė Gudaitienė teigia, kad tokį nenutrūkstantį kultūrinį darbą Ilgakiemyje išlaikyti nėra lengva. Su kiekvienais metais tampa vis sunkiau suburti senjorus. Žmonės keičiasi. Dauguma dėl sveikatos problemų smagias vakaruškas bei koncertus iškeitė į poilsį. Na, bet pagrindas yra, atėjo naujos moterys dainuoti ir gana sėkmingai mes jau daug metų atstovaujame savo rajoną, apylinkę visose dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose Atatarė Lamžė. Taip pat esame gavę nominaciją kaip geriausias folkloro kolektyvas 2013 metais festivalyje Iš širdies į širdį. Na, esame be abejo ir rajono dainų švenčių dalyviai, tiek folkloras, tiek šokėjai. Daug labai koncertuojame, važinėjame po savo rajoną, į kitus rajonus. Važiuojame ten, kur kas pakviečia. Vainiko neduosiu žodeliu. Ypatingai vyresniojo amžiaus žmonės. Jie nori vakaronių, smagių, kad jie galėtų pabendrauti, pabūti drauge. Jie susineša savo vaišes, jiems sugalvojame įvairiausių žaidimų, ratelių, kad jiem nebūtų liūdna vien tik už stalo sėdėti. Ir jie tada bendrauja, noriai dalinasi savo visokiom patirtim, padainuoja, pašoka.
Tarkime, įsikūrusi ir net 87 darbo vietas suteikianti įmonė Marex gamina plastikinius laivus bei katerius. Tiesa, nors Lietuvoje jų paklausa yra itin maža, per visą veiklos laikotarpį buvo parduoti tik 6 laivai. Tačiau užsienio rinkoje ši bendra lietuvių ir norvegų įmonė jaučiasi it žuvis vandenyje. Pradėjom dirbti su norvegais 2000 metais, pirmą kartą ten apsilankėme, praleidom 3 mėnesius, apsimokinome ir nuo to laiko pradėjome gaminti katerius. Pradėjom mes kartu prieš 21 metus dar kartu su olandais. Bet jie po to išvyko iš Lietuvos, tai mūsų bendražinių bagažas jau virš 20 metų laivų srityje. Kateriai, jachtos laikomi itin prabangia preke, kurį perka tik labai pasiturinti žmonės. Ta liudija ir kaina. O jei staiga užsimanėte šį nuosavą vandens transportą, tai už pirkinį paklausite mažiausiai 150 000 eurų. Tačiau gamyba šių laivų yra taip pat labai brangi, o specialios medžiagos gabenamos ir iš pačių egzotiškiausių pasaulio vietų. Taip, darbas prasideda nuo formos. Turim formą, jos paviršius blizgantis, gražus, nuo to priklauso po to gaminio vaizdas. Sekantis etapas gamybos yra ant formos purškiamas specialus plastiko sluoksnis, vadinamas gelkautas. Sekantis etapas yra audinių dėjimas, o tenai tas gaminys yra jau paruoštas vadinamam vakuumavimui. Ant nupurkšto gelkauto sudedam audinius. Dar yra naudojamos specialios putos tvirtumui. Toliau klojasi ant paviršiaus plėvelę ir su vakuumavimo aparatu pasiduodama derva į vidų. Audinys pritraukia dervą, maždaug po 2 valandų įvyksta sukietėjimas ir tada jau gaminį išimam iš formos. Laivo gamybai naudojamas kelių rūšių mediena. Pačiom pertvarom vidui, kur yra nematomos dalys, tai yra naudojamas diktas, jis yra eglės, tam tarkim įvairios detalės medinės. Jis irgi yra atsparus vandeniui, o jau interjero viso dirbimui, padarimui, baldų gamybai naudojama tiko mediena, kuri visiškai nebijo vandens, gali jisai būti ilgai po vandeniu, nesupus, jis turi viduje toks kaip vaškas, jeigu liečiant atrodo, kad vašką net. Bet jinai yra labai brangi, labai paklausi ir kuo toliau to problematiškiau ją gauti, nes yra netgi uždrausta ES įvežti natūralų tiką iš Birmos, yra naudojamas tik tai plantacijų šalia. Kauno rajono ūkininkai Audronė ir Eduardas Mačiai jau 25 metus augina kalėdinės eglaitės, o šalia namų esančiame medelyne gausu ir kitų dekoratyvinių medelių bei krūmų. Medelyną įkurti idėja kilo nepriklausomybės pradžioje, kada jau atgaudinėjom senelio žemę. Aš dirbau miškininku tuo metu ir pagalvojau tai žemėje veisti, auginti medelius. Pirmiausia, tai pasodinom kalėdinių eglučių plantaciją, kuriai reikia mažiau priežiūros ir paprastesnė realizacija, o paskui jau, kada įsismarkavom, daugiau pradėjom auginti, jau atsirado klientai, tiesiog priversti buvom šalia kalėdų eglučių plantacijos sodinti ir medelyną, veisti medelius dekoratyviniam apželdinimui, nes taip padiktavo sąlygos, taip žmonių tokios reikmės buvo. Kaip teigia laidos pašnekovas, tai jau šeimos verslas, į kurį įtraukti ir sūnus su dukra. Nors 4 žmonių komanda dirba ištisus metus, tačiau samdytų darbininkų pagalbos neprireikė, o priežiūros ir meilės sulaukia kiekvienas medelis. Medelį augint panašiai kaip ir darže daržovę ar kokį nors vaiskrūmį. Reikia ir ravėti, reikia ir laistyti, reikia laiku pastebėti ligas ir kenkėjus, ir jas, kaip sako, kariaut su jom, reikia ir purkšti ir nuo ligų, ir nuo kenkėjų. Ir tręšimas reikalingas, yra žali plotai ir tarp didesnių medelių šienaujame. Ir takus, ir kelius reikia iššienauti.
šiemet sausa vasara buvo, tai ir laistymas daug laiko atėmė. Taip, kad sukiesi visą laiką, medelis auga ir darbai auga kartu. 9 hektarų žemės plote pagrindiniai darbai prasideda nuo balandžio mėnesio ir trunka iki sausio. Tačiau Eduardas šypteli, nuo viduržemio iki pavasario darbų tikrai netrūksta. Mes dabar atėjome į kalėdinių eglučių plantaciją ir čia galima pamatyti nuo mažiausių metų iki didžiausių metų kalėdų eglutės. Jos yra sodinamos sodmenimis 3-4 metų amžiaus ir auginama iki kirtimo arba iki kirtimo auginama 12-15 metų nuo sėklos ir į vazonus sodinama kaip vazoninė kalėdų eglutė, auginama iki 8-9 metų amžiaus. Pasak medelyno savininko, žmonės tampa labiau ekologiškesni. Vietoj kirstų eglaičių dažniau renkasi žaliaskarės vazonėliuose. Praėjus didžiausioms sezono šventėms jos yra pasodinamas atgal į žemę, kur savo žalumu gali džiuginti ne vieną 10 metų. Apsilankius Senevoje galima ne tik prisiliesti prie istorinių objektų, bet ir juose pabuvoti. Trečiasis Kauno fortas tai Kauno tvirtovės dalis. Kaip ir pirmasis bei antrasis fortai yra labai panašios konstrukcijos ir išplanavimo. Statytas pagal tą patį vyriausiosios inžinerinės valdybos patvirtinimą. Šitas fortą statė net mano prosenelis, dirbo su dvikinkio arkliu, uždirbdavo 5 kapeikas. Paprastas darbininkas uždirbdavo 3 kapeikas nekvalifikuotas, jisai vežiojo plytas. Bet ką buvo galima už 3 kapeikas, pavyzdžiui, nusipirkti? Už 3 kapeikas to meto laikotarpį buvo galima nueiti į smuklę, gauti vakarienę, taip pat gauti nakvynę ir tavo dar arklį pašerdavo. Šis trečiasis fortas dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose. 1915 m. rugpjūčio mėnesį buvo užpulta Kauno tvirtovė. Tai liudija ir iki šiol likę pėdsakai, sviedinių pataikymo vietos ir griuvėsiai. Šio forto įgulos vadas teigia, kad tokių pėdsakų Lietuvoje daugiau niekur nėra. Fortas yra vertingas tuo, kad tai yra iš komplekso dalis ir Kaunas gali didžiuotis, kad turi unikalų Kauno tvirtovės kompleksą, kurį sudaro 750 statinių, vien gynybinių yra apie 250. Nes Kauno tvirtovė nėra vien tik tai fortai, bet tarp jų yra gynybiniai statiniai, slėptuvės, baterijos. Pačiam mieste mes galime aptikti labai daug statinių, kareivinių, ligoninių. Net Sobaras yra Kauno tvirtovės statinys. Šio forto apylinkėse sprogo apie 1500 sviedinių. O garsiosios Bertos kritimo vieta yra aiškiai matoma ir iki šiol. Bertos sviedinys pataikė į centrinę trečio forto arteriją, o centrinė arterija skaitosi centrinė poterna, praėjimas, iš kurios galima patekti į artilerijos kiemus ir į kitas patalpas, kuris tęsiasi nuo užnugario kareivinio iki centrinio kaponėlio. Mes stovime prie istorinės vietos, kur lygiai prieš 100 metų nusifotografavo ne vien tik tai mes čia stovime, o ir vokiečių generolai. Jie šalia šitų griuvėsių, kad nuotrauka buvo padaryta specialiai, kad parodyti, kokia galinga buvo artilerija, vokiškoji technika. Nes iš tikrųjų čia atskridęs sviedinys sudaužė. Atkreipkite dėmesį, kokio storio betonas yra. Ir kai buvo statoma fortai, galvojama, kad tai atlaikys tokius yra, bet jau artilerija ir sviediniai viskas vystytisi labai greitai, kad jie jau ir pramušdavo. Aktyvių vietos gyventojų pastangomis tvarkoma aplinka, pastatyti suoleliai. Čia vyksta šventės, fotografijų parodos, dažasvydžio varžybos bei vedamos ekskursijos. Trečiasis fortas taip pat turi ir savo įgulą, kurią sudaro savanoriai. Mes sutikome seniausią šios vietovės gyventoją Senavos, kuriam yra virš 90 metų, ir mes jo kai paprašėme, kur jisai
ką jisai žino apie 3 fortą, nes vis tiek apylinkėse tuose gyvena. Tai jis mums atsakė, kad aš 3 forte gimiau. Ir mes stovime prie šitos vietos, kur nuo 1924 metų iki 1929 metų šitas žmogus čia gyveno 5 metus. Nuo pat savo kūdikystės, vėliau tėvams prakutus įsikėlė į namą. Po pirmo pasaulinio karo, kadangi buvo viskas sugriauta, medžių nebuvo, žmonės neturėjo kur glaustis. Ir Užnugario kareivinėse, tiek šičia, jie gyvendavo. Tiesiog, o rytais keldavosi ir eidavo į Kauną dirbti ir vėl grįždavo. Tai buvo daugiau vargingesni darbininkai. Šis 3 fortas naujam gyvenimui buvo prikeltas tik šių vyrų bei visos bendruomenės dėka. Sutvarkyta aplinka, sunaikinti krūmynai, praminti takai, suteikė galimybę įžengti ir visiems norintiems. O vykstantis švenčių minėjimai leidžia šią vietą pažvelgti kiek kitokiu kampu. Nuo šiol ši vieta yra akylai stebima, galioja griežtos taisyklės, nes, kaip teigia pats Ovidijus, toks istorinis paveldas yra tiesiog neįkainojamas.